Aš nelabai įsivaizduoju, kas iš viso galėtų būti prasmingiau negu mokytojo profesija, nes mes auginam žmonės jaunus, mes ruošiam juos gyvenimui ir man atrodo tiesiog iš viso kitų profesijų nebūtų, jeigu nebūtų mokytojo profesijos. Be abejo, noras dalintis, aš pati, kadangi esu smuikininkė, daug prikaupus ir kūrinių, ir patirties, ir visko. Čia yra labai žmogiška turbūt norėti dalintis įspūdžiais, o visa muzika ir viskas, smuikas yra tiesiog visa didelė kolekcija įspūdžių. Mano mama yra jau netrukus bus 50 metų, kaip yra pedagogė, ir jinai visą gyvenimą mane lydėjo ir kaip mokytoja, ir tiesiog kaip tobulos mokytojos pavyzdys. Tai aš manau, turint tokį pavyzdį, kitaip ir negalėjo nutikti. Mokytoja Rūta yra labai atsakinga, labai efektyviai dirbanti mokytoja, kuri žino, ko nori ir žino, kaip tai pasiekti. Labai šilta atmosfera yra jos pamokos. Rūta turi retą savybę gebėti įžvelgti labai svarbius dalykus vaikuose. Rūta turi tą neeilinę savybę kaip mokytoja uždegti vaiką ir įtraukti į tą visą procesą per įvedimą jį į tokį labai kūrybingą darbą, kuris tampa ne katorga, o dideliu malonumu. Kai jie patys kažką tai kuria, kai jie sugroja kažką kitaip, interpretuoja kitaip, sugalvoja naują frazuotę, naujų idėjų, naujų įvaizdžių. Būtent tuo momentu supranti, kad ta muzika jiems tapo nebe kažkokia užduotim, kurią reikia įveikti, o saviraiškos būdu. Tai yra tos akimirkos, kai gimsta jaunas, naujas, talentingas menininkas.